Plaukiam į Taganėją atolą iš Makemo. Ir išplaukėm iš ryto su slack tide, kai buvo, kai nebuvo nei priekį, nei atgal, nors jau dėjo viskas iš atolo ėjo srovė didelė į vandenyną. Nu, nesvarbu. Nu ir tik išplaukėm už kokią pusvalandžio atsiuntė mum video, kaip atrodo Taganėjos tas įplaukimas. Tai žodžiu, bangos didelės labai, stačios, lūžtančios. Tai nutarėm plaukti ne vakare per tą slack tide, o nutarėm plaukti iš ryto. Tai gaunasi mes, kadangi išplaukiam, jau sugrįžti nebelabai, reiktų laukti iki vakaro ir tada sugrįžti, ne iki vakaro, iki 12 dienos ir tada sugrįžti. Tai nenorėjom ten laukti, tai tiesiog palauksim jūrai dar plus 12 valandų. Tai darom dabar tokį zigzagą, plaukiam iš lėto, būrės surifuotas ten, nu ne kiek įmanoma, bet va, plaukiam 4 mazgais, pučia 13-14 mazgų. Paskui, man atrodo, suvenduosim, bus daug lėčiau, nes prieš srovę plaukst reikės. Tai žodžiu, tempiam laiką, tempiam gumą, reikia pratempti iki ryto ir iš ryto jau tada galėsim įplaukinėti. Nu, tikiuosi biškiai apsiramins ten viskas ir įčiuošim į tą atolą. Tai va, tokias žinios. Mylių tai čia nedaug, mums ten būtų realiai reikėjo nuplaukti 50 mylių, 60 kažkur ir būtumėm vietoj buvę. Bet pabijojau plaukti. Nežinau, ar gerai padariau, iš tikrųjų būtumėm nuplaukę ant pietų, nu po pietų. Ir jaučiu, kad būtumėm įčiuožę tenai vidury ten tų visų srovių ir būtų viskas gerai buvę. Tai va, tai žodžiu, pramazinom mes šitą reikalą. Nesvarbu. Varysim iš ryto, pabandysim sklandžiai įčiuožti į atolą. Tai va, bandom kaip visada, saugiai ir be jokių intrigų ir be jokių nesąmonių. Vis tiek nebus šudiniau net laiko, tai kad varinėja. Turėtų pasibaigti, bet vis tiek. Na, tai kiek mazgų čia srovė, kas žinot. Mūsų greitis 2 mazgai, o lagas rodo 6. Pagal GPS 2, lagas rodo 6, tai 4 mazgai srovė į nosį. Ir kai susiduria srovė su vėju, gaunasi va tokia paklabiškė. Ten toli matos, man bent jau matos, atplaukia Lyra. Tai Leo ir Cecilija per vieną dieną atvarė jį iki čia. Ir mūsų planas šiandienos, mūsų tai ir mūsų laivą, o jie
neprisijungs šį kartą, važiuoti į krantą, varyti į kitą pusę, pabandyti lobsterį paieškoti. 2 vakarus iš eilės jau buvom, vieną vakarą 7 radom, kitą vakarą 5. Ir skaniai išsikepėm, pasiruošėm ant griliaus. Tai būtų gerai dar pagaut ir turėti gerą vakarienę rytoj. Juos reikia gaudyti sutemus. Tai mes tą pabandysim padaryti, čia už kokią gerą pusvalandžio jau sutems. Pabandysim nučiuošti iki rifo ir ant jo pasivaikščiat, nes vanduo būna nuslūgęs vakare ir galima vaikščioti, gylio nedaug, biški virš kauliukų. Tai pasivaikščiosim ten, pabandysim pagauti lobsterių ir langustų, ne lobsterių. Išsilaipinam į krantą, eisim į kitą pusę. Kas? Vorai kaip mirksi, žiūrėk. Aha, jo, matau, žvilgia, tai įdomi. Va, žinai? Aha, švytia kaip lemputė. Geras. O tu radai ką nors? Ką? 1, 2. Jėga. Nu, daug maiš. Ai, taip, kaip gerai matosi. Šitas mažesnis biškis. Mažas, bet Suvalgysim. arba paleisim, bet vėliau. Nu, kaip planuota, 4. Visiems po 1. O tai ką, Luka be... Luka nevalgo. Nagi, nesuplaiš. Nu, šitas geras, didelis. Rytoj valgysim skanę vakarienę. Dar turim aukštinkojį, tai jį dar įtarkuosim į ryžius ir bus skanė ant laužo vakarienę pataisyta. Su kaimynais. Su kaimynais. O dabar namo ilsėtis. Šiandien labai prastas oras buvo, tai jokio laužo nekūrėm, paplūdimy nieko nekepėm, bet nusprendėm su kaimyniniu laivu išeit vėl lobsterių ieškot, tai yra langustų, tai ir dabar ieškom va 4. Vytautas 1 rado, Leo 1, o mes su Cecilija nei vieno dar neradom. Mūriena šliaužioja kaip gyvatė. Pagaliau aptikau ir aš vieną. Palauksiu Vytauto, kad nepabėgtų. Jis turi ten tą žeberklą, aš tik pirštinį. Kad nepabėgtų, paskubėk, sakau. Gerai, va, šviečiu, bet jis nori po akmeniu lįst. Tai imsi tą?
Su kuo manim? Eik su ranka ir imk. Nu gerai, imsiu. Palauk, kol banga praeis. Prieik jam iš nugaras. Ir imk. Tiesiog imk ir imk. Drąsiai. O, ne, negaliu. Blemba, labai skurda. Linda tokia. Ateigi čia. O, kad jis įstų. Palaikyk tą mašiną. Su įkrais. Vaik paleis. Reik paleist? Jo, su įkrais negalim imti. Nu gerai. Kitokios spalvos, ne? Tamsus. Aš tokią net nemačiau, bet... Nes tau, kad didelis. Užais? Nematau. Be. Jėga. Tokius garsus leidžia. Palaikyk tą glasą. 4, 5 arba 6. Šiandien puikus oras piknikauti krante. Vakar norėjom keptis langustus, bet labai lynoja visą dieną. Tai 2 vakarus medžiojam langustus. Šiandien visi 4 laivai dabar skanausim, kepsim. Pirmi atvykom, paruošim stovyklavietę. Susiradau naują draugą, tokį mieliuką, driežą. So the kitchen is yours? Jie net gali savo uodegas pamest. Mačiau, kaip vienas pametė. Matei? Taip, O kaip buvo? nu tenai apsisuko ratą ir pabėgo. Bet paleisim šitą, taip, į laisvę? Taip. Dabar Gerai. taip. Paleidžiam, nufilmuosim, kaip bėga. Gal paskui. Oh, cool. So big one. Smaller one. Maybe there's the 2. Yeah, there's one there. Liv. Whoa. Kokosinis We should krabas. boil it. Yeah, you can eat them. Yeah. Šitas didelis labai. It's real big. One's Oh, it's running full there there. now. Yeah, I see.
Ir daug. Ir dar vienas čia. Mažesnis daug. there as well. Further in. Oh, they're like soft. Blue. Maybe Leo, this is akta dig. a young one. Be careful. Heavy. This is like a tail? Yeah, it's all soft in the back. And It's like a lobster. Yeah. Like I don't know what it is. Okay, let it go. That was more red though. Okay, let's go to fishing. Let's go fishing. Trečias vakaras iš eilės. Taip einame ieškoti langustų ant išorinio rifo. Leo vieną pagavo. Daugiau niekas nerado. Pirmasis. Pirmasis mūsų. Kažkokios kitos rūšies radom. Nu ne kaip krabas, kaip langustas. Va, toksai. Reiks pasigūglinti. Aha, nufotkinsi. Nu, tokius jau sunku pastebėti, bet aš tokį mačiau ir prieš tai. Galvojau, kad žuvis. Nemačiau. Ryklys. Na, vėl geras vakaras. Rizikavome gyvybę, ėjome šito atolo rifo kraštu. Buvo labai didelės properšos. Didelės bangos. Bangos, intriga kokia buvo. Rodyk maišą. Nieko čia nepamatys. Va, 2. Rodyk 2 tipo ir viskas. Grįšim į laivą, paskaičiuos. Kaimynai pilną krepšį irgi prisigaudė. Geras vakaras. Apžiūrim laimikius. Tas keistuolis. Aha. Bet valgomas. Ja. Bandys. Tai šiandien 4 ir vienas dar keistuolis. Darojimas labai paprastas. Iki šį peilį čia apeini aplinkui. Čia irgi apeini aplinkui. Nepamiršti nusilaužti ūsą. Viskas. Meti galvą lauk. Šitą kiši subinien ir ištrauki žarnoką. Vienintelę žarną, kurią reikia ištraukti, o šitą ir žuvis išvalytas skaitas. Tas dar gyvas. Irgi ūsą nusilaužti nepamiršti. Apsipjauni. Banda muštis. Vis atiduodi vandeninui. Šūdą ištrauki. Tai faktiškai tokią vieną vienam žmogui labai taip pakankamai sočiai pavalgyti užtenka. Žarnokas va kaip gražiai išeina. Viskas išdarotas. Paskutinį. Turim vieną
atliekama tą ūsą. Irgi apsipjauna, pasuki, ištrauki vandeninai, kakalioką. Išsitraukia, viskas. Gatavas, o šitą nesu matęs, reikia nufotkinti, paklausti. GPT. Bet tai čia toks pat, va irgi. Tik tai, kad kojai daugiau gynais va su šitais spygliais. Turbūt čia irgi panašiai darojasi. Sunkiau užsikiš peilš. Labai mažo uodegytė. Šideliaką neįsištraukdavau, nebeturim tų spyglių. O toks nulūžęs. Ne. Tik tai koja, čia želė kažkokia. Nu, žodžiu, ištrauksiu peilį ten. Čia nein. Prosubinę tada reikia ieškoti. Išsitraukia kažkas. Ai, tai viskas. Tokio dydžio ir yra. Va, 3 vakarus iš eilės išsiėmėm tuo pačiu. Tai dabar turim nors ką pavalgyti. O taip tai skurdus ir vargas. Nieko tokio, išgyvensim. Gerai, einam ilsėtis.